Paramos akciją pristato Senukai. Visada išsirinksi. Pagrindinis rėmėjas – informacija telefonu 118. Varganų pensijų neužtenka vaistams, net duonai kasdieniniai. Dauguma sunkiai pereina kambarį. Bet jie visi stengiasi, iš visų jėgų stengiasi neverkti, nesiskusti sunkiu gyvenimo rudeniu. Žinot, aš nepasakysiu, kad aš važiuoju čia verksiu, kad man blogai. Man užtenka. Kiek yra, tiek man užtenka. Sakau, šiandieną blogai, rytoj bus gerai. 18 metų šalyje veikianti Maltos ordino tarnyba 24 Lietuvos vietovėse globoja ir kasdien maitina beveik 500 vienišų senyvo amžiaus žmonių. Dažnam kasdienė maltiečių sriuba vienintelis dienos maistas. Visi jie kaip Nijolė ir Jonas gyvena jaunystės prisiminimais, taip lengviau pakelti skurdą. Pusę gyvenimo medicinos seselė dirbusi Nijolė sako, viskas gyvenime grįžta su kaupu. Kažkada ji gelbėjo gyvybės, dabar jai vos paeinančiai su ramentais kasdienę duoną padeda maltiečiai. Jonas vienas pirmųjų Lietuvos televizijos operatorių, jo fotografijų pilnas televizijos muziejus, istorinės knygos. Prisimena, kaip smagiai filmuodavo serialą Petraičių šeima, kiek svarbių to meto žmonių pažinojo, kaip mokė operatoriaus meno jaunimą. Visokie kolektyvai, šokiai, viskas, visos transliacijos iš didžiosios studijos, viską transliuodavom, kaip sakant. Dabar dienos bėga artrito pažeistais pirštais vartant fotografijas. Akys išdavikės, raidžių nebemato, skaityti neišeina. Lieka radijas, televizija ir Maltos ordino savanorių kasdienis sriuba. Senatvės vargai visus sulygina, sako, bet aš bent turiu prisiminimų. Visi šie skurstantys žmonės kaip mūsų tėvai ir seneliai, kadaise visų gerbiami, kupini jėgų dabar, stengiasi oriai pakelti likimo siunčiamus išbandymus. Padėkime jiems kuo galime, aukodami ekrano apačioje nurodytais numeriais. Aukoti galite jau dabar, juk pernai Maltos ordinas vien jūsų dėka surinko 500 000 litų. Tai taip reikalinga tiems, kurie senatvėje nebeturi nieko, tik vilti, kad ir rytoj maltiečiai atsiųs gerų žodžių pagardintą lėkštę sriubos. Aišku, Dieve, aišku reikia, ne tik sriuba, bet gerų žodžių. Jūs įsivaizduojat, kaip reikia pabendrauti su žmogumi, kaip lengva būna. Taigi neužrakinta. Maltos sriuba. Tai jau buvo. Maltos sriuba. Mėla ponia, prašom su gražia tiesiog diena. Sveikinimai jums. Ir tas fantastiškas sriuba. Aš tiesiog paragavau truputį, nesupyksit. Ne, nesupyksiu. Atidarykim. Tu čia jums. O Jėzau, kokias senai bedavanojo man Jėzau.